Ar kada nors susimastėte, kaip robotas suvokia jį supantį pasaulį? Kaip fotoaparatų užfiksuotas vaizdas, iš esmės skaičių lentelė, virsta tuo, ką mes suprantame kaip pasaulį, kuriame robotas gali priimti protingus veiksmus. Šiame video paimsime vieną nuotrauką ir išnagrinėsime, kaip inžinierius gali sukurti sistemą, galinčią suprasti nuotraukos turinį. Kaip visada, aš parengiau Colab dokumentą, kuriame rasite visą kodą, kurio veikimą aš dabar pademonstruosiu. Skirkite laiko pažaisti su šiuo kodu. Taigi, priešais mus yra nuotrauka. Mums, žmonėms, nesunku atpažinti įvairius objektus – bažnyčią, pėsčiuosius, medžius, paminklą, kelius ir taip toliau. Tačiau kompiuteriui tai tik skaičių jūra. Priartinkime šią nuotrauką, kad pamatytume pikselius iš arti. Matome, kad kiekvienas pikselis pavaizduotas 3 skaičiais, kurie apibrėžia raudonos, žalios ir mėlynos spalvos kiekį toje konkrečioje vietoje. Dažniausia šie skaičiai kinta nuo 0 iki 255. Šiandien mūsų tikslas – sukurti sistemą, kuri galėtų iššifruoti šiuos skaičius ir suprasti, kokie objektai ir kurioje vietoje yra pavaizduoti nuotraukoje. Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu 3 vaizdo apdorojimo uždavinius – vaizdų klasifikavimas, objektų identifikavimas ir vaizdo segmentavimas. Pirmas žingsnis, kaip visada, yra atidaryti Colab dokumentą ir prisijungti prie virtualios mašinos, kurią Google'as duoda už dyką. Prisijungus prie virtualios mašinos, iš karto eikite į pirmą Colab dokumento skyrių – vaizdo klasifikaciją ir paleiskite jame esantį kodą. Paleistas kodas užkraus 2 modelius, pavadinkime juos M1 ir M2. Modelis M1 vaizdus klasifikuoja į beveik 22 000 skirtingų klasių, o M2 į 1000 klasių. Bet kas yra vaizdo klasifikacija, galite paklausti. Tai būdas apibūdinti nuotrauką naudojant vieną sąvoką arba žodį. Pažvelkite į nuotrauką prieš mus. Modelis M1 priskyrė ją klasiai Minster, tai yra vienuolyno bažnyčia, su 39% tikimybė. Katedra su 18% tikimybė ir bažnyčios bokštas su 7% tikimybė. Neblogai? Ką manote apie šią klasifikaciją? Kita vertus, modelis M2 šią nuotrauką priskyrė klasiai pilis su 24% tikimybė. Rūmai su 20% tikimybė. Tai taip pat gana geras spėjimas. Kol kas palikime kodo analizę ir pereikime prie antro skyriaus – objektų aptikimas – Object Detection. Šio uždavinio pobūdis tampa akivaizdus, kai pažiūrite į nuotraukoje rodomus rezultatus. Šiuo atveju modelis nusako ne tik pagrindinį objektą nuotraukoje, bet ir keletą kitų objektų. Taip pat modelis apytiksliai nusako, kur tie objektai yra. Šalia vietą nusakančio stačiakampio yra pateikta tikimybė, kuri leidžia suprasti, kiek modelis pasitikė atsakymais. Akivaizdu, kad šiuo atveju modelis tiksliai identifikavo 20 objektų. Galime pažymėti, kad objektų, kuriuos ketiname identifikuoti skaičius, yra parametras, kurį galima nurodyti ir perduoti modeliui. Šiek tiek vėliau mes atidžiau pažvelgsime į kodą ir įsigilinsime į pagrindinės vaizdų klasifikavimo, objektų aptikimo ir vaizdo segmentavimo sąvokas naudojant Python kodą. Tačiau kol kas pereikime prie trečio skyriaus, kuris demonstruoja segmentavimo uždavinį.
Vaizdo segmentavimas yra pikselių lygio klasifikavimo metodas. Tai trečia ir sunkiausia užduotis vaizdo apdorojimo srityje. Ši užduotis apima vaizdo kiekvieno pikselio priskyrimą konkrečiai objektų klasiai. Vaizdo segmentavimas daugelį uždavinių gali būti naudingesnis nei objektų identifikavimas. Dėl šio metodo gebėjimo pateikti tikslės vaizde esančių objektų ribas. Mūsų pavyzdyje pasirinktas modelis suskirsto pikselius į 150 skirtingų klasių. Kaip matote prieš save, turime modelio pateiktą 150 vaizdų kolekciją. Kiekviename iš jų rodomi pikseliai atitinkantys tam tikrą nuotraukoje esančio objekto klasę. Ryškesni pikseliai reiškia didesnę tikimybę, kad pikselis priklauso atitinkamai klasiai. Pavyzdžiui, medis nuotraukoje yra kruopščiai apibrėžtas atitinkamame pikselių žemėlapyje. Iš 150 pateiktų vaizdų su pikselių identifikacijos rezultatais matome, kad modelis sugebėjo išskirti 7 klases – pastatas, medis, kelias, žolė, šaligatvis, žmogus ir augalas. Galime pažymėti, kad šis modelis sukurtas naudojant HRNet V2 architektūrą, turinčią 48 neuronų sluoksnius. Jis buvo apmokytas naudojant ADA20K duomenų rinkinį, kuris apima 150 semantinių kategorijų. 150 klasių nėra daug, todėl natūralu, kad šis modelis gali nepajėgti identifikuoti visų nuotraukoje esančių objektų, atsižvelgiant į objektų sudėtingumą ir įvairovę miesto vaizde. Pikselių žemėlapius, kuriuose pavyko identifikuoti objektus su gan didelė tikimybė, galime užkloti ant mūsų nuotraukos. Tam, kad parodyti, kaip tai padaryti Colab dokumente, parinkau 4 klases ir ant nuotraukos uždėjau pikselių žemėlapius. Kaip matome, modelis tiksliai nubrėžė norimų objektų kontūrus, parodydamas savo galimybės. Dabar, kai suvokėme šių 3 vaizdo apdorojimo metodų esmę, galime žvilgtelti į Python kodą. Pačio kodo nedaug ir pagrindinė jo dalis – tai nuotraukos paruošimas tam, kad galėtume paduoti jį atitinkamą modelį. Pirmas žingsnis – atsisiųsti atitinkamą modelį iš TensorFlow Hub portalo. Hub load funkcija. Šioje kodo eilutėje naudojama TensorFlow Hub biblioteka, kad iš nurodyto URL adreso įkeltų iš anksto paruoštą mašininio mokymosi modelį. TensorFlow Hub yra šaltinis, leidžiantis pasiekti daug apmokytų neuroninių tinklų. Pažiūrėkime, kaip mes galime surasti mus dominantį modelį. Eikite į TensorFlow portalą, pasirinkite vaizdo apdorojimo skyrių ir pasirinkite vaizdo klasifikaciją. Sistema pateiks jums daugybę modelių, kurių kiekvienas išsiskiria savo architektūrą, dydžiu ir duomenų rinkiniu, pagal kurį buvo apmokytas. Mūsų pirmam modeliui M1 vaizdų klasifikavimo pavyzdyje pasirinkome šią konfiguraciją. Architektūra EfficientNet V2, duomenų rinkinys ImageNet 21K, rezoliucija, kuri turi įtakos modelio dydžiai 384. Atsidarykite modelio kortelę, kurioje rasite visą reikiamą informaciją, įskaitant Colab dokumento pavyzdį. Turėdami šią informaciją, pirmą žingsnį užbaigėme atsisiųsdami vaizdų klasifikavimo modelius M1 ir M2. Panašiai galite atrasti modelius pritaikytus objektų identifikavimui ir vaizdų segmentavimui. Dabar, kai modelis pasirinktas, kitas svarbus žingsnis yra duomenų paruošimas. Pateiktame Colab dokumente pamatysite, kad daugiau nei 90% kodo skirta duomenų paruošimui.
Mūsų atveju tai nuotraukos pasirinkimas ir jos konvertavimas į formatą suderinama su atsisiųstu modeliu. Kadangi mūsų duomenys sudaro viena nuotrauka, aš Colab dokumente sukūriau interaktyvią formą. Ši forma leidžia pasirinkti vaizdą iš nuotraukų sąrašo. Rekomenduoju pažaisti su keliomis nuotraukomis ir patikrinti neuroninių tinklų galimybės. Tai ne tik padės geriau suprasti vaizdų apdorojimo metodus, bet ir pajusti, kad vaizdo apdorojimas gali būti toks pats įdomus kaip video žaidimas. Interaktyvios Colab formos demonstruoja, kaip Colab aplinkoje kurti patogias programas. Pirma forma yra specialiai sukurta vaizdų pasirinkimui. Paklausite, kaip sukurti tokią formą? Labai paprasta. Apibrėžiame kintamąjį image name ir naudodami specialų komentarą param nurodome Colab sistemai sugeneruoti automatiškai šio kintamojo duomenų įvedimo formą. Toliau pasirinkę vaizdą, paduodame jį metodui Run Model on Image. Šis metodas grąžina klasių pavadinimus ir atitinkamas jų tikimybės. Pateiktame Colab dokumente aš taip pat sukūriau antrą formą, tam, kad parodyti, kaip galima klasifikuoti tik tam tikrą nuotraukos dalį. Tai yra iškirpant tik nuotraukos fragmentą. Tai leidžia atlikti vaizdų klasifikavimą ar kitas užduotis pasirinktoje nuotraukos srityje. Išvada. Tikiuosi, kad pastebėjote, kaip paprasta atlikti modernias vaizdo apdorojimo užduotis, naudojant tinkamas bibliotekas ir įrankius. Tai atveria didelės galimybės programų inžinieriams, kurie nori integruoti vaizdo apdorojimo metodus į savo programas. Kviečiu pasinaudoti pateiktų Colab dokumentų ir eksperimentuoti su kodu. Žaiskite su skirtingais vaizdais, išbandykite skirtingus modelius ir patys pamatysite rezultatus. Jei turite klausimų, ar reikia daugiau paaiškinimų, nedvejodami palikite juos komentaruose po šiuo vaizdo įrašu.